rungtynės patirtas pralaimėjimas, bendrai jūsų komentaras apie susitikimą. Trumpas komentaras būtų toks, nors patyrėm pralaimėjimą, jaučiamės kaip nugalėtojai. Tikrai norėčiau pasveikinti savo komandą, atidavėm visą širdį, pritrūko šiek tiek sėkmės, gale pavyko mūsų du derinukai ant Arno Pilipavičiaus, tai norėčiau pagirti vaikinuką po kelionės iš Vilniaus, tokias rungtynės sužaisti, kai tu atvažiuoji žaisti be apšilimo, nes mašina sugeda. Tikrai turėjom daug trūkdžių, bet norėčiau pasidžiaugti, didžiuojas visais. Aišku, meistriškumo gal šiek tiek pritrūkom, jėgų gal gale pritrūkom, bet kojomės iki galo ir paleidom keliais taškeliais. Tas rungtynių startas toks labai nevykęs gavosi. Rungtynių startas nevykęs gavas, prisimsiu ant savęs, nes pramečiau kelis svarbius metimus visiškai laisvas. Taip komandos metikas negali pramesti tokių metimų, tai manau tas lėmė, padariau keletą kvailų klaidų. Gal tai išmušė vyrukus iš vėžių, o šiaip vyram neturiu priekaištų. Dar treneri apie nuovargį užsiminėt, bet per pirmosius 3 kėlinius nei vieno taimauto nepaėmėt. Mūsų taktika buvo kuo mažiau taimautų naudoti, nes varžovai turi labai gerą trenerį. Aš manau, jeigu ne tas treneris, visai būtų kitoks šiandien rezultatas. Laukia trečiosios serijos rungtynės. Baisu? Ne, visiškai nebaisu, nes varžovai yra favoritai. Mes žaidžiam, mėgaujamės, mūsų tikslai jau yra pasiekti, mūsų tikslas buvo patekti į ketvirtą, mes komandą surinkom prieš sezoną likus vienai dienai, nes trūko turnyrą komandų, tai aš norėčiau pasakyti, kad tiesiog didžiuojas vyrais, kurie po darbo randa laiko ateiti pažaisti ne dėl pinigų, dėl malonumo, atiduoda visą širdį, nors turi šeimas, turi užimtumą pilną, tai mums trečios rungtynės bus kaip šventė, norėtumėm pakviesti daug žiūrovų, vienintelis dalykas, ko norėčiau, kad susirinktumėm pilna sudėtim, kad pagytų mūsų traumuoti žaidėjai ir kad galėtumėm duoti rimtą kovą, o kaip bus, tai tegul būna finalas pusfinalį. Pergalė turbūt lėmė tas, kad sugebėjom paskutinės 30 sekundžių dar apsiginti, o pačiam gėda ir nesmagu, kad beveik pilną sąstatą susirinkom ir iš plus 18 sugebėjom dasižaisti iki plus 2 tik tai. Tai jeigu patys savo kasim duobę, tai lemiamas rungtynės tikrai nelaimėsim. Tai smagu, kad šiandien laimėjom ir dar turėsim galimybę pakovoti dėl patekimo į tolimesnį etapą. Tai norėčiau, kad komanda susikoncentruotų. Aš pats asmeniškai padariau daug klaidų, tai tikiuosi susiimsim ir pergalė kita bus mūsų.